Jėzus sako, kad Dievo įstatymas nepraranda galios ir parodo, kad įstatymas turi būti išgyvenamas. Neužtenka vien išorinio paklusnumo. Svarbi yra taip pat žmogaus širdis, kodėl tu tai darai, su kokia intencija. Įsivaizduok, ką Jėzus tavęs paklaustų, kuomet sutiktų tave. Gatvė, namuose ar dar kur nors. Ar laikaisi įsakymų ir įstatymų, ar vis dėlto paklaustų, kodėl taip pasielgiai, kas buvo tavo širdyje, kas joje yra, kas joje vyksta. Be meilės net tiksliausias įsakymų laikymasis tampa tuščias, o kartais net gali žeisti kitą žmogų. Kaip pavyzdį įsivaizduokime savo žmogų, kuris reguliariai eina į bažnyčią, žmogų, kuris pasninkauja penktadieniais ir kuris kasdien praleidžia laiką maldoje. Pagal įstatymą viską išpildo, elgiasi teisingai. Tačiau darbe jis menkina kitus, namuose yra šiurkštus, o pamatęs žmogų bėdoje, savo širdyje sako, tai ne mano reikalas. Išoriškai jis nepažeidžia įsakymų, viską išpildo, bet jo širdis lieka uždara ir kieta. Įmanomai Jėzus jam pasakytų, tu nežudėjai, gerai, bet ar nežudai kito žmogaus žodžiais, abejingumu, panika? Evangelijoje Jėzus nesumažina reikalavimų, jisai juos pagilina. Jis parodo, kad tikras ištikimumas Dievui kyla iš santykių, ne iš baimės. Parodo, kad paklusnumas be meilės yra tik forma. Ir parodo, kad kiekvienas įsakymas turi vesti į kitą žmogaus gėrį. Meilė tampa naujojo įsakymu ne vietoj įstatymų, bet kaip jo pilnatvė. Kas myli, tas iš tiesų įvykdo įstatymą, net jei jo gyvenimas nėra tobulas. Užduok savo klausimą šiandien. Ar Dievo įstatymas, įsakymai, kuriuos vykdai, veda į didesnę meilę? Ar tik suteikia jausmą, kad esu geresnis, pranašesnis už kitus? Palaimintos dienos ir gero apmąstymo.